Tai treneri, kokios mintis po tokių rungtynių? Mintis gaila, kad pralašėm. Nors šiandien turbūt gal ir disciplina geresnė buvo, sakyčiau, ten keletą minučių buvo tokias. Bet šiandien viskas geriau buvo. Sunkiai įsivažiavom, pirmas kėlinys sunkus buvo, kol įsibėgėjom, po to antrą kėlinį, manau, dominavom, gerai atrodėm, o trečias gavos kaip gavos. Ir varžovas, atrodo, rėmėsi labiau kontratakom, jūs spaudėt juos ir laikėt ritulį jų zonoje, o jie, atrodo, greitai kontratakavo. Ar to tikėjotės ir ar manot, rytoj galima tikėtis kažko panašaus iš jų žaidimo? Ne, tai čia jų toks žaidimo stilius, vis tiek jie jauni, bet kokiu atveju su bet kuo jie žaidžia, kiek video žiūrim, tai daugiau jie gynasi ir, aišku, kontratakos jiems turbūt geriau sekasi šiek tiek negu taip paprastai užpult. Kaip minėjot, gaila ir iš tikrųjų turbūt čia pavadinti apmaudu, gal skaudu yra, būtent nes turėjot viską savo rankose ir porą klaidelių. Tai ką pasakėt vyrams, ruošiantis ir tos mačių, kad būtų tas psichologinis gal pasirengimas, kad kaip geriau rytoj pasiruošti? Tai geriau, tai turbūt paprastas, reikia kai kuriem žaidėjim atsakingumo dar daugiau savyje turėti, neužtenka noro, o dar reikia ir atsakingumo prieš komandą, prieš trenerį, prieš žiūrovus. Tiek. Ačiū.